Treneri, visos serijos nutrūko ir jūsų nepralaimėto rungtynių serija. Daug visko, tokios rungtynės, kurias turbūt galima išskaidyti į kelias dalis ir gero futbolo ir blogo iš jūsų komandos pusės. Koks būtų galbūt toks trumpas komentaras po rungtynių? Visų pirma, noriu padėkoti gausiai susirinkusiems žiūrovams, kurie palaikė ir tokių nelabai gerų momentų. Sveikinu Džiugą su pergale. Kaip jau minėjau, tai tos rungtynės tikrai buvo įdomios, bet mes pramiegojom pirmą kėlinį, kur žaidėm labai lėtai ir niekas per daug nepavyko. Vieną planuoja, ne visą laiką tas pavyksta, bet po pertraukos vėl prasileidom įvartį po standartinės padėties, bet vaikinai šaunuoliai, ką kalbėjom rūbiniai, pradėjom truputį greičiau judėti, tas kamuolys greičiau vaikščiot, atsidarė erdvės, kurių turėjom ieškoti ir pirmam kėliny, bet tas nepavyko. Pelnėm 2 įvarčius ir manau tikrai dar susikūrėm progų, galbūt net laimėtas rungtynės, bet yra, kaip minėjot, visos istorijos kažkada baigėsi, per daug galbūt nereikia liūdėti, bet gaila 3 taškų, bet sakau, Džiugas šiandien tikrai žaidė neblogas rungtynės, taip kad buvo nelengva. Džiugas galbūt neturėjo tiek daug progų, bet sumušė tas situacijas pavirti įvarčiais, kur ir įvartis nuvirpsto ir po to įvartis apskritai gulint ant vejos. Bet jūs pelnėt įvartį ir tada, kaip ir pats paminėjote, kad užsikūrė komanda ir tada pradėjo spausti, atrodo ir žiūrovai pajungė dar tą aukštesnę pavarą. Iš esmės tas pusvalandis antrajame kėlinyje tenkina, kaip žaidėt, kuomet jau teko vytis varžovus? Kaip pasakyti, tenkina, netenkina rezultatas 3-2 rungtynės pralaimėtas, o kaip pasakyti, reikėjo nuo pačių pradžių taip žaisti, kaip žaidėm antrą kėlinį, būtų, aš tikiuosi, rezultatas kitoks, o kas liečia Džiugą, kaip minėjau, kad disciplinuota komanda, drausminga, pirmą kėlinį pralošėm visas 2 kovas. Ir kaip minėjau, tam ruošėmės, vieną planuot, kitą įvykdyti. Nėra ką daug kalbėti, labai prastas pirmas kėlinys, antras buvo geresnis, bet galėjom gelbėtis, bet neįsigelbėjom. Ir turbūt šios rungtynės dar parodo, kiek daug komandai reiškia Henrijus Začiuko. Aišku, komanda nėra apie vieną žaidėją, bet jis negalėjo šiandien rungtyniauti ir gynybos linijoje teko koreguoti ir per pertrauką buvo padarytas keitimas. Uzo sveikinam su dukros gimimu, šiandien negalėjo būti. Bet išėjo Maksas, buvo pakeistas ne dėl to, kad prastai žaidė, po ilgos pertraukos nebuvo lengva, dar dešiniam krašte, bet jis tai neblogai tvarkėsi, tik norėjom truputį daugiau greičio ir manau, antras kėlinys geresnis, taip kad kas liečia Uzojono, jisai duoda mums daug ir gynybinėse funkcijose ir atakoj, bet jo nėra, turi kažkas kitas užimti jo vietą. Sveikinimai treneri su pergale, rungtynės tokios, kokių galbūt sunkiai prognozuosi, bet koks būtų jūsų komentaras? Ačiū iš sveikinimus, tradiciškai padėkosiu fanams atvykusiems, palaikymas girdėjusi. Ir tuo pačiu ir Marijampolės sirgaliai žmonės irgi labai puikiai palaikė. Jautėsi tikrai futbolo atmosfera, labai patiko ir daug emocijų, ir daug įvarčių. Mato, daug žilų plaukų pradėjo atsirado, tai suprantat, manau, dėl ko atsiranda, bet esu patenkintas komanda, tikrai didžiuojuosi. Iš esmės, tą pirmą valandą kontroliavot žaidimą, turėjot galimybių, galbūt kamuolio kontrolė buvo varžovų pusėje, bet pasinaudojot erdvėmis, Vilius Piliukaitis, kiti gražūs įvarčiai, po pertraukos 3 įvartį pelnot.
kas nutiko, kai varžovai pelnė tą pirmą įvartį, ar čia psichologija suveikė, kad taip užspaudė kai kuriais momentais jūs varžovai ir iš esmės kartais jau atrodė, kad net Sūduva ne dėl lygių žaidžio, dėl pergalės? Tai visur yra psichologija, ypač sporte, kai yra emocijų, jie įmušo po standarto, tokios, vadinkim, mini klaidos mūsų ir jie grįžo į rungtynės ir pelnė antrą įvartį. Žinot, dabar sunku komentuoti, bet tikrai susikeitimas įvyko per lengvai, ten viskas labai lengvai ir psichologija buvo jo pusės ir gali, aišku, palaikė, bet atsilaikėm, svarbiausia, kad atsilaikėm ir ta pergalė mums labai svarbi, nes ir jeigu taip žiūrint, racionaliai mes žengėm jau 31 tašką turim, jau taškų kraitis ir šiaip psichologiškai labai svarbu. 3 debiutai šiandien buvo, aišku, Bakarys Ane jau žinojot jį, iš esmės žinoma žaidėjas, ką galima iš jo gauti. Kiti 2 debiutavo, aišku, šiandien sunku kažką vertinti, bet ką galbūt gali duoti tie žaidėjai, kurie papildė jūsų komandai, ką pamatėte juose ir ko ieškojate iš jų? Tai visų pirma, tai konkurencija, tai treniruotėsi, tai čia yra visada sakoma, vaikinam tik sunkus darbas sujungia komandą ir ta konkurencija, ta rotacija veda prie teigiamų rezultatų. Tai labai tikiuosi, kad jie konkuruos, bandys įrodyti treniruotėse ir pernešimi rungtynės. O kalbant individualiai apie žaidėjus, dar sunku vertinti. Bakarį žinom puikiai, žinom jo potencialą, jo galimybės, o tie 2 vyrukai, kurie išėjo, tikimės, kad padės.